Sveiki bičiuliai, su jumis vėl kineziterapeutas Andrius. Šiandien nusprendžiau pakalbėti apie vieną iš dažniausių judėjimo sistemos problemų, tai yra apatinės nugaros dalies skausmą ir būtent apie apatinės nugaros dalies skausmą pasėdėjus arba pasilenkus. Tai būtent pacientai skundžiasi dažniausiai, kad jiems skauda apatinę nugaros dalį, kada ilgai pasėdi darbe, būtent ofiso kėdėje arba, tarkim, ilgai vairuoja automobilį, arba iš esmės padirba darbą, kada reikia būti tiesiog susilenkus. Tai būtent su tokiam problemom susiduriu kasdienį praktikai savo ir konsultuoju žmonės. Tai vienas iš tikrųjų dažniausių nusiskundimų, kad skauda nugaras ilgiau pasėdėjus, ir šiandienos tema būtent supažindinti jūs, kaip jūs patys galite šitą problemą spręsti, esminiai dalykai, ką daryti būtent pajutus apatinės nugaros dalies skausmą juosmenį, tai ir kaip užkirsti kelią jo pasikartojimui. Tai iš esmės moksliniai tyrimai įrodė, jog ilgalaikis sėdėjimas ir toks sėslus gyvenimo būdas, praleidžiant ilgą laiką būtent sėdimoje pozicijoje, yra susijęs su dažnesniais gerokai apatinės nugaros dalies skausmais. Ir norėčiau truputėlį supažindinti jūs būtent su stuburo anatomija, taip trumpai. Tai iš esmės stuburas jisai sudarytas yra iš 3 linkių, tai yra apatinis linkis, toksai gaubimas į vieną pusę, krūtinis linkis į kitą pusę ir panašiai kaip juosmenį turim tokį gaubimą būtent kakle. Anatomiškai taip jau stuburas yra sudėliotas, kad turi šios 3 linkius, ir jeigu mes sėdėdami neišlaikom nugaros tiesiai, tai dažniausiai taip ir nevyksta, nes tiesiog sėdim atsipalaidavę būtent tokioj gan sukritusioj padėty, tai apatinės nugaros dalies linkis jisai lenkiasi į kitą pusę ir visi audiniai nugarinės dalies gauna tempimą. Jeigu žmogus ilgai sėdi, dažnai neatsistoja, nepavaikšta, netlieka, kaip sakau, kažkokių pozicijos keitimų, fizinių pratimų, jisai ilgainiui perspektyvoje būtent tempia audinius ir dėl to dažniausiai atsiranda skausmas, diskomfortas. Jeigu tos padėtys yra išlaikomas labai ilgą laiką, tai iš esmės tie audiniai yra mikrotraumuojami. Pateiksiu pavyzdį. Tai paprastas pavyzdys, kaip veikia mūsų kūnas. Tai iš esmės palyginsim, tarkim, pirštą. Tarkim, pabandykim paimti pirštą, jį lenkti į save ir pajaus švelnų tempimą būtent per piršto sąnarį ir palaikyti šitą tempimą ilgiau, apie 20-30 sekundžių. Jausim, kad kuo ilgiau tempiam pirštą, tuo tas tempimas jisai pasidaro nemalonus ir nebesinori būti tokioj pozicijai. Tai reikėtų tada pirštą atpalaiduoti, pakumščiuoti būtent, atpalaiduoti ir tas skausmas jisai praeina. Tai lygiai tuo pačiu principu veikia mūsų apatinė nugaros dalis. Jeigu mes turim linkį, kuris yra tiesus ar ne šitoje vietoje ir ilgą laiką jį būnam sulenkę, ar sėdėdami, ar būdami kažką dirbdami fiziškai, tiesiog tempiam tos audinius. Tai ir jeigu mums nėra atsistatymo laiko pakankamo, kad tie audiniai grįžtų į pradinę būklę, mums pasireiškia būtent jau diskomfortas, skausmas, ženklas, kad jau reikia keisti pozicijas. Tai piršto anatomija grubiai yra paprastai. Mes, kada ranką esame atpalaidavę, pirštas yra tiesiai. Jeigu mes jį lenkiam į vieną padėtį, tai automatiškai jis būna jam tokioj ištempimo pozicijai ir audiniai tiesiog pasidaro jautrus. Tai iš esmės, ką reikėtų daryti, norint šitas problemas spręsti, tai pirmas dalykas, reikėtų dažniau keisti padėtis. Tai vadinasi, nereikėtų ilgai užsisėdėti vienoje vietoje. Tai vadinasi, ofiso darbuotojai, žmonės, kurie ilgai vairuoja, vairuotojai ar ne. Grįžę po darbo mes ką veikiam irgi, pavyzdžiui, patogiai ant sofos sėdim, tai didžiąją dalį laiko vyrauja ta sulenkta pozicija, tai už tai reikėtų dažniau atsistoti, pasivaikščioti, judėti, atlikti fizinius pratimus. Tai ir šitos paprastos priemonės jos labai lengvai šitą problemą gali išspręsti. Bet jeigu mes savo kūno neklausom, toliau sėdim arba kaip tik sugalvojam daryti pratimus į tą skausmingą padėtį, į lenkimą, tai dažniausiai ta problema gali įsisenėti ir būtent privesti prie rimtesnių būtent stuburo problemų.
Šiandien taipogi parodysiu vieną paprastą pratimą, kaip reikėtų būtent tą problemą spręsti ir būtent reguliariai, kas keletą valandų, jeigu užsisėdim, atsistokim ir padarykim būtent pratimą tiek ar ofise, ar namuose, ar sustoję, kada išlipam iš automobilio. Tai iš tikrųjų labai paprastas ir efektyvus pratimas, kaip teisingai nugaros apatinę dalį būtent išsaugoti, tai atpalaiduoti. Tai pademonstruosiu. Pratimas atrodo taip, atsistokim tiesiai, nuo kėdės atsikelkim ar ne, rankas dėkim ant juosmens, kojas truputėlį plačiau pečių plotyje ir visiškai atsipalaidavus lošiamės atgal. Nugara laisva, keliai tiesus ir bandom tiesiog išsitiesti lengvai, pajausti tokį švelnų įveržimą apatiniai nugaros daly. Ir kartokim apie 10 pakartojimų. Tai pratimas puikiai tiks tiek profilaktikai, ilgiau pasėdėjus, tiek pajutus būtent jau juosmens skausmą ilgiau užsisėdėjus. Ir dar keletas minčių, būtent video pabaigai, keletas patarimų. Tai iš esmės ne tik atlikit prieš tai nurodytą pratimą, kada ilgiau pasėdite, bet tuo pačiu stenkitės treniruotis, vadinasi treniruoti būtent visą kūną ir tuo pačiu teisingai treniruoti būtent raumeną aplink stuburą, aplink jų asmenį. Ir taipogi reikėtų ergonomiką, tai kad būtų mūsų darbo aplinkoje, tai iš esmės apatinė nugaros dalis turėtų išlikti kiek įmanoma tiesesnė ilgiau sėdint, tai vadinasi turėkime kažkokią atramėlę būtent ties jų asmeniu, kad mus šiek tiek pariestų. Jeigu vairuojam automobilį, taipogi reguliuojasi sėdynės būtent atlošas, jeigu yra tokia funkcija, tai būtent šiek tiek pasipūskim jų asmenį, kad truputėlį pariestų. Tai būtų tokie patarimai ir taipogi naudinga, tarkim, kas dirba sėdimą darbą, pamastyti, tarkim, apie stalus, kurie pasikelia, stovimi stalai. Tai dalį darbo mes pasėdėtume, dalį darbo pastovėtume ir taip būtent dažniau keisdami stuburo pozicijas išvengtume tiek nugaros skausmo, tiek stuburo problemų, laikysenos pakitimų. Tai tokios būtų baigiamosios mintis, tai linkiu išlikti sveikais, stipriais, nuolat judėti. Ir jeigu kažkokie klausimai, komentuokit, rašykit, jeigu norit pasikonsultuoti taipogi, galite būtent klausti šiuo klausimu. Tikiuosi patiko mano video ir laukit naujų. Ir taipogi spauskit patiktuką ir galite užsiprenumeruoti mano kanalą, gausit būtent naudingų patarimų ateityje.